Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki! Išmanusis telefonas P9000 yra Elefone kompanijos produktas. Nors Lietuvoje Elefone prekės ženklas yra dar mažai girdėtas, šiandien tai yra vienas perspektyviausių Kinijos išmaniųjų telefonų ir kitų mobiliųjų įrenginių gamintojų. Beje, Varlė.lt nuo 2016 m. gruodžio mėnesio yra Elefone prekės ženklo produktų autorizuotas platintojas. Šiandien apžvelgsiu Elefone P9000. Tai modelis, kuris išmaniųjų telefonų segmente užima flagmano poziciją. Gamintojas integravo telefone pažangius elementus – LG LTPS ekraną, Sonic kamerą, naujų 8 branduolių MediaTek procesorių ir didelę atminties talpą. Šios apžvalgos tikslas – išsiaiškinti, ar toks viliojantis Elefone P9000 turi slaptų trūkumų ir kokiais dar dalykais jis gali nustebinti. Taigi, pažiūrėkime. Elefone P9000 tai klasikinis stačiakampio formos monoblokas su užapvalintais kampais ir plokščiais šonais. Priekinis skydelis yra blizgus, ekranas užima apie 82% priekinės dalies paviršiaus. Po ekranu rasime vienintelį jutiklinį mygtuką. Virš ekrano yra išdėstyti jutikliai, pokalbio garsiakalbis ir priekinė kamera. Elefone P9000 turi labai siaurus šoninius ekrano rėmelius, vos 1,6 mm storio. Korpusą puošia aliuminis rėmelis su matine anoduota danga. Galinė korpuso dalis pagaminta iš patvaraus plastiko su šiurkščiu paviršiumi. Viršutinės dalies centre rasime šiek tiek iškilusi pagrindinės kameros objektyvą. Šonuose nuo jo simetriškai išdėstyti du pailgi langeliai. Iš kairės pusės dvigubos LED blykstės ir iš dešinės pusės lazerinio automatinio fokusavimo jutiklis. Tiesiai po kameros objektyvu yra apvalus pirštų antspaudų skaitytuvas. Telefono surinkimo kokybė labai gera. Nepaisant to, kad galinė korpuso dalis pagaminta iš plastiko, jis niekiek negirgžda. Apibendrinant dizainą galima teigti, kad telefonas sukuria tikrai brangaus daikto įspūdį. Elefone P9000 pasižymi vos 7,3 mm storiu, kurį galima laikyti auksiniu viduriu. Telefonas pakankamai kompaktiškas, todėl laikyti ir naudotis juo viena ranka tikrai patogu. Oleofobinė ekrano danga gerai susitvarko su savo užduotimi. Pirštų antspaudus paprastai pašalina nuo ekrano. Šoniniai mygtukai išdėstyti kiek neįprastų būdų, tačiau prieigos prie jų problemų nėra valdant įrenginį bet kuria ranka. Išmaniajame telefone pritaikytas 5,5 colio įstrižainės Full HD ekranas, kurį šiuolaikiškos LTPS technologijos pagrindu sukūrė LG kompanija. Perteikimo vaizdo tikslumas labai aukšto lygio. Iš tikrųjų sunku ir tikėtis kitokio rezultato esant 401 pikselių per colį tankiui. Už vaizdo funkcionalumą ir galimybės atsako MiraVision technologija, kuri naudotojai suteikia galimybės reguliuoti ryškumą, sodrumą, kontrastą ir koreguoti spalvų temperatūras. Talpinis ekrano jutiklis atpažįsta iki 3 paspaudimų vienu metu. Jo reakcijos pakankamai tikslios. Ekrano matymo kampai maksimalūs, net ir stipriai pakreipiant korpusą. Spalvos neišsikreipia. Automatinis apšvietimo ryškumo nustatymas veikia tiksliai ir gan greitai. Apšvietimo ir ryškumo diapazonas užtikrina patogų naudojimąsi įrenginiu tiek visiškoje tamsoje, tiek saulėtą dieną lauke. Elefone P9000 veikia Android 6.0 operacinės sistemos pagrindu. Išmanusis telefonas aprūpintas 8 branduolių MediaTek Helio P10 procesoriumi, kuris pasižymi iki 2 GHz taktiniu dažniu ir Mali T860 vaizdo plokštę. Išmanusis telefonas turi 4 GB operatyviosios atminties ir 32 GB saugyklos. Naudotojai yra prieinama apie 25 saugyklos, tačiau šį dydį galima išplėsti iki 256 GB talpos microSD XC atminties kortelės dėka, kuri į lizdą dedama vietoj antrosios SIM kortelės. Įrenginio našumas geras, jokių didelių nusiskundimų dėl sąsajos veikimo sklandumo tikrai nėra. Jokių vėlavimų perjungiant ekraną, naršant meniu ar internete veikiant tipinėmis programėlėmis nepastebėta. Kalbant apie Full HD vaizdo įrašų atkūrimą, pastebėjome, kad tiek atkuriant failą iš atminties įrenginio, tiek paleidžiant YouTube transliaciją vaizdo įrašai atkuriami sklandžiai, be jokių trūkinėjimų. Elefone P9000 našumo lygio pilnai pakanka bet kokiems žaidimams. Per pokalbių garsiakalbį aiškiai girdimas skambinančiojo balsas, su girdimumu kitoje pusėje taip pat viskas gerai. Pagrindinio garsiakalbio garsumo pakanka bet kokiam tipiniam naudotojui.
Patikimą apsaugą nuo nepageidaujamas prieigos prie duomenų užtikrina integruotas piršto antspaudų skaitytuvas. Piršto antspaudų skaitytuvas įprastiniu būdu įkomponuotas galinėje korpuso dalyje po pagrindinę kamerą ir gali būti naudojamas ekrano atrakinimui. Išmanusis telefonas leidžia užregistruoti iki 5 antspaudų. Pagrindinė kamera yra aprūpinta 13 megapikselių raiškos Sony IMX258 jutikliu, objektyvu su f2.0 diafragma, automatinio fokusavimo sistema, įjungiančia lazerinį jutiklį ir dvigubą LED blyksnę. Priekinė kamera yra aprūpinta 8 megapikselių jutikliu ir objektyvu su fiksuotu fokusavimu. Dienos metu ir gerai apšviestose patalpose gaunamos nuotraukos pasižymi tiksliomis ir sodriomis spalvomis, tačiau kartais galima pastebėti šiokį tokį didesnį nukrypimą į šiltus tonus. Kadruose nesimato jokio vizualinio triukšmo. Žinoma, jei labai padidinsime vaizdus, taškiukus pamatysime. Tačiau platinimui internete tos kokybės tikrai pakanka. Užfiksuotos prieblandoje ir naktį nuotraukos taip pat džiugina sodriomis spalvomis. Spalvų perteikimo ypatumas esant dirbtiniam apšvietimui tas, kad kamera pakankamai efektyviai konvertuoja šiltų šaltinių šviesą į neutralią. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad HDR funkcija tikrai praverčia filmuojant kontrastingus siužetus tiek dienos metu, tiek patalpose. Kaip visada, norint gauti gerą kokybišką rezultatą, programėlė rekomenduoja laikyti išmanųjį stabiliai ir jo nejudinti. Filmuojant stambiu planu automatiniam fokusavimui padeda lazerinis jutiklis. Prieš tai jį reikia aktyvuoti nustatymų meniu pagalba. Rezultatas tikrai geras, gaunami pakankamai tikslus vaizdo įrašai filmuojant net iš kelių centimetrų atstumo. Priekinė 8 megapikselių kamera fiksuoja labai kokybiškas asmenukes, kurios pasižymi tikslių spalvų perteikimu. Elefone P9000 telefonas yra aprūpintas visais bevielio jungiamumo moduliais – LTE, Wi-Fi, Bluetooth ir NFC. Testuojant įrenginį, visi šie ryšio būdai veikia be priekaištų. Reikėtų pažymėti tai, kad įrenginys palaiko 2 micro SIM formato korteles, iš kurių kiekviena gali veikti LTE tinkle. Navigacijos modulis pajėgus veikti su GPS ir GLONASS sistemomis. Elefone P9000 yra aprūpintas nekeičiama ličio polimerių baterija, kuri, žvelgiant į šių dienų standartus, pasižymi vidutinė 3000 mAh talpa. Pilnai įkrautos baterijos užtenka maždaug 3 valandoms intensyviems sudėtingiems žaidimams. Įkrovimo laikas kraunant telefoną standartiniu įkrovikliu siekia apie 3 valandas. Beje, verta paminėti tai, kad Elefone P9000 palaiko PE+ technologiją, kuri analogiška Quick Charge 2.0 technologijai. Todėl telefoną galima įkrauti ir per valandą, tačiau standartinė įkrovimo komplektacija tokio greito įkrovimo įkroviklio nerasime. Jis įsigyjamas atskirai. Apie įkrovimo galimybės verta užsiminti apie labai praktišką to paties gamintojo automobilinį įkroviklį Elecharger Tornado, kuris yra suderinamas su visomis greito įkrovimo technologijos versijomis. Suderinamus mobiliuosius įrenginius šis įkrovimas leidžia įkrauti iki 80% per 35 minutės. Su tokiu priedu galima pamiršti baimės dėl nelaiku išsikraunančios baterijos. Telefonas turi ne standartinę micro USB jungtį, kurią įkroviklį turbūt rasime jau ir mėnulyje, bet kol kas dar gana retą USB Type-C jungtį. Taigi, Elefone P9000 tai kokybiškai pagamintas išmanusis telefonas, kuris pasižymi šiek tiek griežtų ir tuo pačiu elegantiškų dizainų. Už plono korpusą teko sumokėti baterijos talpos sąskaitą. Šiai dienai jį pasižymi vidutinė talpa. Įrenginį naudotis vidutiniškai prastu būdu, jos turėtų užtekti visai dienai. Telefono privalumų sąrašas tikrai nemenkas. Kokybiškas 5,5 colių įstrižainės Full HD ekranas, pagamintas LTPS OGS technologijos pagrindu. MediaTek Helio P10 procesorius užtikrintis aukšto lygio našumą, didelė RAM talpa, visų šiuolaikinių bevielio jungiamumo būdų palaikymas, bevielio įkrovimo galimybė ir dar daugiau. Tai vienas tų įrenginių, kuris atrodo žymiai brangesnis negu kainuoja. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.